Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos mokymo centras – vienintelė Lietuvoje profesinio mokymo įstaiga, kurios paskirtis – padėti asmenims įgyti pataisos pareigūno kvalifikaciją. Mokytis mokymo centre ir tapti pataisos pareigūnais gali asmenys, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai ir moka lietuvių kalbą. Nepriekaištingos reputacijos ir lojalūs Lietuvos valstybei. Nuo 18 iki 60 metų ir turi nežemesnį kaip vidurinį išsilavinimą. Tinkamos tarnybai sveikatos ir fizinės būklės. Profesinio mokymo trukmė – 1 mokslo metai. Šių mokymų metu kursantai nemokamai apgyvendinami mokymo centro bendrabutyje, aprūpinami tarnybinę uniformą, taktinę ir sportinę aprangą. Kursantai ruošiami pagal pataisos pareigūno modulinę profesinio mokymo programą, kurios metu įgyjamos specialiosios ir bendrosios kompetencijos. Teorinės žinios svarbios pataisos pareigūno tarnybinėms funkcijoms vykdyti. Mokomasi ir analizuojamas įtikinimo ir prievartos priemonių praktinis taikymas. Skatinamas individualus ir komandinis darbas, įsitraukimas į skirtingas mokymo centro veiklas. Mokymo centro absolventai įgyja pataisos pareigūno kvalifikaciją paskiriami į jaunesniųjų specialistų pareigas pasirinktose pataisos įstaigose, esančiose net 7 Lietuvos miestuose. Mokymo centras yra įsikūręs pačiame Lietuvos sostinės senamiestyje, netoli tokių objektų kaip Barbakano kalnas, Užupis ir Rotušės aikštė. Patogiam susisiekimui netoliese yra autobusų ir geležinkelio stotys. Daugiau informacijos apie mokymo centrą ir priėmimo mokyti sąlygas galima rasti interneto puslapyje www.tapkpataisospareigūnu.lt.